Labadiena visiems Tėvynės sąjungos nariams, rėmėjams, susirinkusiems čia Martyno Mažvydo bibliotekoje. Sveiki atvykę į kandidatų į Tėvynės sąjungos pirmininkus rinkimų debatus. Taigi, mes pirmą kartą kandidatų į partijos pirmininkus debatus transliuojame didžiausiame naujienų portale Delfi. Taigi sveikinuosi su Delfi naujienų portalo žiūrovais šiuo atveju, labai malonu. Ir šiandieną diskusijoje, kuri truks 1 valandą ir vyks 5 ratais, 5 klausimų ratais, dalyvauja visi 4 kandidatai į partijos pirmininkus. Tai Mykolas Majauskas, Labą dieną. Gabrielius Landsbergis, Paulius Saudargas ir Žygimantas Pavilionis. Taigi, klausimai, debatai vyks 5 ratais, kaip ir minėjau. Aš užduosiu 4 klausimus, į kuriuos kandidatai eilės tvarka, kurią nustatėme burtų keliu, atsakys po 2 minutės. Atsakius vienam iš kandidatų prasidės diskusija konkrečių klausimų ir pasisakymai neturėtų trukti ilgiau nei 1 minutę. Bus ir 5 klausimų raundas, kur jame dalyvaus šioje auditorijoje susirinkusi publika. Jūs pakelsite ranką, kolegė jums prineš mikrofoną ir galėsite kandidatų paklausti tai, ko jūs norite jų paklausti, ir jie be abejo atsakys. Taip pat nuskambės ir paskutiniai baigiamieji kandidatų pasisakymai. Taigi, galime pradėti debatus. Dar tiesa viena informacija. Debatus organizuoja pati Tėvynės sąjunga, transliaciją rengia Delfi, vedėjas dirba neatlygintinai. Taigi, tokios taisyklės ir važiuojame pirmin. Taigi, ponė Majauskai, pirmas klausimas jums. Kokias esminės klaidas partijos rinkimų štabas ir patys partiečiai padarė per praėjusius Seimo rinkimus, kad partijai jų nepavyko laimėti? Aš manau, kad partija tikrai padarė labai didelį darbą, sutelkdama ir gaudama beveik 300 000 žmonių pasitikėjimą. Aš iš tikrųjų pirmą norėčiau matyti tikrai pozityvius dalykus, nes jų tikrai yra daug ir buvo tikrai nudirbtas didelis darbas visos bendruomenės. Deja, tarp pirmojo ir antro turo klydome, galbūt per nelyg greitai patikėjome mūsų sėkme ir už tai rinkėjai mus nubaudė. Antroji mano supratimų priežastis, kodėl mes negavome daugiau pasitikėjimo, tai nesugebėjome būti pakankamai jautrus. Nesugebėjome išgirsti žmogų, matyti tikrasias visuomenės problemas, užjausti, įsijausti ir pasiūlyti labai konkrečius sprendimus. Taigi, trumpai atsakėte, turime laiko. Paulius Saudargas, prašau. Iš tiesų, nepaminėtas vienas svarbus aspektas, kad... 1 sekundę, ponė Saudargai, taip pat. Ten netelpa daug žmonių. Gal pabandykime ant laiptų dar truputėlį pasispausti į viršų, jeigu Tėvynės sąjunga tokia didelė, o salė tokia maža. Taip, dar ir Andrius Kubilius štai niekaip nepatenka. Tai jis galėtų patekti, ar ne? Tai, ponė Saudargai, palauksiu Andriaus Kubiliaus ir Jurgio Razmos, nes be jų kažkaip irgi sudėtinga įsivaizduoti ir mūsų partijos rinkimus ir rinkimus į Seimą. Vienas paprastas momentas. Prašau. Taip, pirmajame rinkimų ture mums tikrai sekėsi, tikrai puikiai pasirodėme, tačiau antrasis rinkimų turas, nušlavė mus daugelį apygardų. Todėl, kad nesame antro pasirinkimo partija. Tai yra labai paprastas dalykas. Rinkėjai rinkosi bet ką, tik ne mus. Susivienijo tarsi kitų partijų elektoratai prieš mūsų kandidatus. Ir šią problemą turime spręsti, turime visi diskutuoti, kodėl mes nesame antro pasirinkimo partija. Apklausos tą taip pat patvirtina, kad labiau polarizuojantis yra tik tai Tomaševskio reiškės partija, o mes esam antri nuo galo. Tai Gabrielius Landsbergis, taip, tai faktai, o po to apie priežastis galėsim pakalbėti, bet prašau, Gabrielius Landsbergis. Tai iš tikrųjų reiktų pratęsti Mykolo mintį, kad iš ties padarėme nepaprastai daug. Vis dėlto rezultatai nuo 96 metų. Pirmą kartą tokie sėkmingi pirmojo turo rezultatai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vis didesnis ir didesnis būrys žmonių pasitikė mūsų organizaciją, mūsų partiją. Tie, kurie sako, kad tai atsitiko tik tai miestuose, yra iš esmės neteisūs, dėl to, kad galima paprasčiausiai pažiūrėti skaičius. Ir nuo Šilutės iki Druskininkų, nuo Šalčininkų iki Klaipėdos ir visur kitur mes iš tikrųjų savo rezultatus pagerinome. Ir akivaizdu, kad šiandien klausimas yra tas, ką daryti, kad mūsų kandidatas nebūtų polarizuojantis vienmandatėje.
Ir šiandien čia yra turbūt pagrindinis uždavinys. Kartais galbūt reikės naujų lyderių ieškoti, kartais reikės galbūt naujų žmonių skyriuose, padėti stiprinti esamus ir lygiai taip pat galbūt žmonėms neįsisėdėti savo vietose, kuriuose jie įpratę. Jeigu šiandien kandidatai laimėdavo miestuose, galbūt jie turėtų persvarstyti važiuoti į regionus, mėginti laimėti ten, pritaikyti savo idėjas ir požiūrį į visuomenę, į Lietuvą būtent tenai. Žygimantas Pavilionis. Aš manau, viena iš esminių stigmų yra, kad mes turim atsisakyti pykčio ir išmokti gerbti žmonės. Išmokti statyti tiltus, o ne juos deginti tiek partijos viduje, tiek išoriai. Jeigu mes sugebėsime sutelkti tą vienybę ir jeigu mūsų politikos tikslas taps žmogus, neteisėtai pažemintas, nuskriaustas mokesčiais, atlyginimais, jeigu mes iš tikrųjų investuosime į tas žmonės ir bendruomenės, kurios šiuo metu sukyla visoje Lietuvoje ir visam pasaulyje, jeigu mes tapsime jų vėliava, tada mes laimėsime visą Lietuvą. Mykolas Majauskas, po to ponas Saudargas, prašau. Na, aš tai, norėdamas vėlgi pratęsti tą temą, norėčiau atkreipdėmėsi, kad mūsų tikslas yra ne gauti rinkėjų pasitikėjimą, bet paversti tą pasitikėjimą realiais darbais. Ir mano nerimas yra tai, jog mes tikrai nesame rinkiminių kampanijų partija, nors rinkiminės kampanijas iš tikrųjų darome labai gerai, jas analizuojame, mokomės iš klaidų ir einame toliau. Bet labai svarbu, kad tą pasitikėjimą, kurį mums suteikia visuomenė, mes paverstume konkrečiais darbais. Ir mano tas toks nuoširdus nerimas, kad mes vis dar iki šiol buksuojame, nesugebame susitarti dėl koalicijos, nesugebame susitarti dėl opozicijos lyderio, nesugebame mūsų, tą pasitikėjimą paversti konkrečiais darbais ir aš labai nerimauju, jog laikui bėgant tą pasitikėjimą iššvaistysime. Pone Majauskai, mes prieisime prie to klausimo, galiu išduoti kitus klausimus, taip, apie koaliciją bus, tai dabar kalbame apie rinkimų rezultatus. Prašau, ponas Saudargas. Norėčiau trumpą repliką, jeigu galima, iš tiesų sutinku su daugeliu kandidatų minčių ir mūsų partijos pirmininko, sutinku su didelė dalimi to, kas buvo pasakyta, išskyrus vieną bet. Buvo pasakyta, kad kandidatai vienmandatėse pralaimėjo, nes buvo polarizuojantys kandidatai. Aš manau, kad reiktų vadinti daiktus tikrais vardais. Ne kandidatai buvo polarizuojantis, bet mūsų partija yra polarizuojanti. Ir kartais kandidato paklausdavo, iš kokios tu partijos. Ir kaip pasakydavai, kad iš tos partijos dėja 3/4 nuo mūsų nusisuko. Su kandidatais daugumą atveju buvo tikrai labai tvarkoj, buvo labai stiprus kandidatai, labai stipriai padėjo skyriai, įsijungė ir mes tikrai, kandidatai tiesiog negalėjo pramušti lubų, kurias uždėjo, tam tikras šleipas mūsų partijos, tai tą turim akceptuoti, kad taip yra ir spręsti. Gabrielius Landsbergis. Trumpą repliką į patį klausimą. Kokia buvo klaida? Turbūt būdamas priekyje ir kampanijos, ir kai kurių priimamų sprendimų, aš turiu pripažinti, kad taip, buvo klaidų. Ir viena iš esminių klaidų turbūt mano paties padaryta buvo pasitikėjimas valstiečiais kaip partneriais. Ir iš tikrųjų pasitikėjimas to pačiu Ramūnu Karbauskiu kaip galimų partnerių. Ir taip, aš turiu pripažinti, kad daugelio savybių mes nematėme iki pabaigos. Ir aš nebejoju, kad kolegos, kurie yra dalyvavę ir ankstesniuose debatuose, išsakė, kaip galėjo pasikeisti nuomonę žmonių. Aš manau, kad daugelio čia sėdinčių nuomonė susiformavo turbūt likus paskutiniai savaitai iki antrojo turo, tarp pirmojo ir antro turo. Mes pamatėme iš tikrųjų, kad tai žmogus, su kurio būtų sunku galbūt spausti ranką ir pasirašyti sutartį, tikintis, kad tas sutartis bus laikomasi. Ir sprendimai vėliau sekė būtent iš tos nuostatos. Taip prieš tai, dėl tam tikrų priežasčių, iš esmės buvo viliamasi kitokio rezultato ir tai buvo mano klaida. Tai, pone Landsbergi, suprantu, kad antro turo rezultatus jūs siejat su per garsiai anonsuota būsima partnerystė su valstiečiais. Taip jūs matot prieš? Be abejonės, aš manau, kad kai pradėjome mes ir dėlioti rinkimų kampaniją, ir turbūt tą galėtų patvirtinti ir daugelis prie rinkimų kampanijos prisidėję žmonės, mūsų ta prasme, jeigu reikėjo įvardinti, kur mes matome Lietuvoje problemas, mes siejame daugiausia su socialdemokratų partija, mes siejame su korupcinė koalicija, kuri buvo paskendusi problemuose, paskendusi korupcijos skandaluose, vijūnėlės dvarose ir taip toliau,
Ir tokiu būdu valstiečių partija, valstiečių sąjunga gavo taip vadinamą tą baltąją kortą, carte blanche, eiti, veikti, kalbėti netiesą ir daugeliu atveju elgtis taip, kaip jiems buvo. Jiems buvo labai palikta plati erdvė. Žygimantas Pavilionis. Aš manau, esminė klaida galbūt yra ta, kad mes visi per daug koncentruojamės į laimėjimą rinkimuose. Reikia suprasti, kad laimėti reikia kiekvieną dieną. Už tą laisvę reikia kovoti kiekvieną dieną. Ir politika tai yra visų pirma kompromisų menas, tai yra išmintinga diplomatija, kai tu sieki savo idėjas paversti kūnais. Jeigu mes nesugebėsime tų tiltų statyti ir siekti kiekvieną dieną šių idėjų įgyvendinimo, tai mes liksime tik tai nuostabių planų be įgyvendinimo arba nuolatinė opozicija, ko tikrai nesinorėtų matant, koks kiekis žmonių į mus šiuo metu žiūri. Mykolas Majauskas. Na, mane iš tikrųjų nuoširdžiai neramina partijos pirmininko išsakyti žodžiai apie mūsų kolegas Seime. Iš tikrųjų, jie daro klaidų ir kalbant konkrečiai apie valstiečių žaliuosius, iš tikrųjų jų partijos pirmininkas tikrai kelia irgi nerimą savo pasisakymais, bet šiandien reikia suprasti, kad mums 4 metus reikės dirbti. Ir todėl tokie vieši pasisakymai, kurie polarizuoja, kurie mus velia vėl ir vėl į naujus konfliktus, mano supratimu, nepadeda tokiam bendram darbui, nes mes nors ir dirbdami opozicijoje turime labai imtis aiškių priemonių tam, kad galėtume įgyvendinti mūsų pažadus, nes mes pažadėjome labai daug eidami į rinkimus. 300 000 žmonių mumis tikėjo ir šiandien, mano supratimu, turime pakilti nuo atsarginių suolelio, nebūtinai eiti į koaliciją, bet daryti labai konkrečius darbus, perlipti ribas, kartais ir politinės, partinės ribas ir kalbėtis dėl konkrečių darbų įgyvendinimo. Tai, ką darome konkrečiai su vaikų teisų apsauga. Perlipam partinės ribas, einam, kalbam ir priimam sprendimus. Ir tą daryti labai labai svarbu. Tokie kaltinimai, mano supratimu, nepadeda tą pasiekti. Paulius Saudargas. Mano supratimu labai teisingas yra pripažinimas, kad mūsų pasikeitusi retorika valstiečių atžvilgių suvaidino rolę turbūt ir rinkimų rezultatui ir galbūt koalicijos dėlionėm po rinkimų, kad prieš rinkimus mes tarsi vengiame išsakyti, ką apie juos žinome, ar ko nežinome, ar ko abejojame. Po rinkimų mes jau atvirai juos kritikavome. Bet mano supratimu valstiečiai atskleidžia mūsų pačių problemą. 35% Lietuvos palaiko valstiečių žaliųjų, po dabartinių skandalų, kai mes matom, kad čia yra vilkas ruonio kailiniuose, galbūt tas pasitikėjimas sumažės, tačiau jie parodo mūsų problemą, tai mūsų rinkėjas. Negi 35% Lietuvos Putino myli. Tai yra ir mūsų rinkėjas, į kurį jie nusitaikė savo krikščionišką, savo etinę retoriką už valstybę, už tautiškumą ir mes neturime leisti jiems paimti, patraukti tai, kas yra mūsų. Gabrielius Landsbergis. Na, iš tikrųjų, taip dalis tiesos visur nuskamba ir Mykolas yra teisus sakydamas, kad taip tikrai mes turime dirbti. Kartais tas darbas yra dirbti opozicijoje. Kartais opozicija yra demokratijos garantas. Nes be opozicijos mes galime visi labai greitai apsigyventi ten, kur šiandien gyvena vieninga Rusija. Nepaprastai vieninga partija, kuri tikrai dirba vardan vieno tikslo. Ir aš džiaugiuosi, kad mes esam principinga demokratiška opozicija, kuri labai aiškiai mato savo tikslą ir savo pareigą. Lygiai taip pat gebėdama įgyvendinti darbus. Mykolas iš tikrųjų yra fantastiškas vėliavnešys, tikrai labai svarbių klausimų. Socialinės apsaugos, vaiko teisų apsaugos, gynimo, kitų dalykų. Taip ir reikia toliau eiti pirmin. Ir mano visa parama yra iš tikrųjų Mykolo pusėje. Pagalba padėti susidėrėti visus tos klausimus. Taip ir reikia toliau eiti. Bet klausimas yra tai, ar mes esame šiandien koalicinė partija? Aš manau, kad mes šiandien esame opozicija Karbauskio keliamai beprotystei. Nesąmoningiam pasiūlymam, nereikšmingiam darbam, galų gale aš bent jau asmeniškai esu opozicija visiems tiem korupciniam skandalam, kurie toj pat praktiškai nepraėjus 2 mėnesiam nuo rinkimų pradėjo persekioti šią partiją. Tai atleiskit gerbėmieji, paklauskime savęs, su kuo ir dėl ko jūs esate taip vadinamoji dvasiniai koalicijai. Darbuose, žinoma, su kartu džipų ir kailinių skandalus, atleiskite, bet ne. Pone Majauskai, galite atsakyti. Na, ovacijos iš tikrųjų daug pasako. Aš vis tik manau, kad valstybės valdymas reikalauja tokio solidumo ir patirties ir argumentai ad hominem. Žmonės, su kuriais mes dirbame, jie tikrai mums garbės nedaro ir mums solidumo nepriduoda. Didelė yra bėda tai, jog mes dažnai kalbame, kad visi aplinkui yra blogi,
o tik tai mes vieninteliai esame geri. Aš manau, tai ateina iš to, kad dažnai išorėje žmonės kalba, kad mes esame blogi ir tuo bandome mes taip išsakyti savo jausmus. Bet aš manau, kad mes esame gera bendruomenė. Mes esame geri žmonės, kurie sugebame su visais dirbti. Ir tą parodė, Tėvynės sąjungos ištakos, sąjūdžio ištakos, kuomet stovėjome ir kalbėjome ne apie pyktį, ne apie tai prieš ką esame, bet kalbėjome už ką esame. Ir parodėme, kad nėra tėvynės meilės monopolio. Parodė, kad galime dirbti su visais. Ir aš esu už tai, kad neužsibrėžinėt per daug linijų, nes taip gali netyčia pasirodyti, kad užsibrėšim ratą aplink save ir iš tiesų neturėsime galimybės įgyvendinti pažadus tuos, kurios duodama visuomeniai. Nes tikrai, jeigu mes tikimės, kad laimėsime visą Seimą ir nereikės su nieku mums dirbti, tai aš, atleiskit, bet galiu nuliūdinti savo prognozėm, kad tai gali nutikti labai negreitai. Paskutinis pasisakymas Žygimantas Pavilionis šio klausimu. Kitas klausimas labai panašus pirmą, taip kad galėsim logiškai tęsti. Prašau. Su Gabrieliu, iš tikrųjų mes nepritarėm Karbauskio beprotystėm, kailiukam ir visom tom keistom mašinom, tačiau mes nesame opozicija Karbauskio rinkėjams. Tai yra tie patys žmonės ir tos pačios bendruomenės, apie kurios Andrius Kubilius rašė 2008 programui. Mes tuomet sakėm, kad atėjo laikas šitų žmonių ir bendruomenių sukilimui. Jos sukilo, nes joms sunku gyventi. Nenurašykime tų žmonių. Kai mes vedinėjame lygias mokesčių sistemas, kur tų progresyvumo beveik nebėra, tokios pat sistemos galioja Baltarusijoje, Rusijoje ir Baltijos šalyse, aš suprantu, kad galbūt tai yra labai gerai verslams, kuriuos mes pritraukiam, bet tie verslai nebetenka žmonių. Žmonės bėga į Londoną. Turim Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkės atstovą, jinai puikiai žino, ten yra trečdalis tautos ir tas trečdalis tautos balsuoja už mus. Tai reiškia, kažką mes netaip darome. Antras klausimas. Pone Landsbergi, ar partija suklydo nesijungdama prie valdžios su valstiečiais? Turbūt atsakymas skambėjo tik prieš keletą minučių. Iš tikrųjų, aš manau, kad mes pamatėme po rinkiminiam laikotarpyje tikrasias tos beprotybės akis. Kaip gal priešingas efektas turbūt to, ką kažkada Bušas pamatė Putino akise, ar ne? Sielą pamatė. Sielą pamatėm, mes irgi pamatėm beprotystės sielą. Mes pamatėm žmonės, kurie nežinia dėl ko ateina į valdžią, nežinia kokie yra jų tikslai, nežinia ko jie nori. Ir akivaizdu, kad jų tikslas pirmiausias yra savęs pademonstravimas, savęs parodimas ir tik tai antrinis galbūt yra darbai Lietuvai. Tai šiandien mes esame tokioje įdomioje iš tikrųjų situacijoje, kurioje mes galime remti protingus darbus ateinančius iš vyriausybės ir žadame tai daryti. Mykolas tai yra jau puikiai pradėjęs, aš nebejoju, kad tai yra tik pradžia. Mes galėsime kalbėti apie urėdijų reformą, apie kurią dabar kalba Saulius Skvernelis ir aš tikrai nebejoju, kad ir mūsų partija tą parems. Mes kalbėsime apie universitetų jungimą, aš nebejoju, kad mūsų partija irgi rasis didelio pritarimo šitam. Taip, kad protingi darbai bus remiami. Nebus remiamas žmogus, Ramūnas Karbauskis, kuris save matė Seimo caru. Aš norėčiau įvardinti jį galbūt, ponu X, kad Mykolui būtų ramiau, bet aš manau, kad ši bendruomenė žino, apie ką yra kalba. Ir vadinkime vardus tikrais vardais ir reiškinius tikrais vardais. Aš manau, kad čia yra viskas aišku. Ar ateitis gali atnešti pokyčių, be abejonės. Frakcija byra. Vienas žmogus pasitraukė, gandai yra, kad pasitrauks ir daugiau. Akivaizdu, kad gali formuotis ir nauja, nepriklausomų žmonių, nepartinių žmonių frakcija. Žiūrėsime, gyvenimas tikrai nestovi vietoje. Ir akivaizdu, kad pokyčiai, mes turime būti pasirengę pokyčiai, mes turim pasirengę būti savo pačių atsakomybei, imti svarbiausių darbų. Ir aš tikiuosi, kad ši komanda šauni iš tikrųjų yra tam pasiruošusi. Mykolas Marskas. Žiūrėkit, aš bandyčiau prisiminti gal 2008 metus, kuomet buvo formuojama permainų koalicija. Ir iš tikrųjų, jeigu nebūtų Tėvynės sąjunga ėmusi lyderystės formuoti koaliciją su liberalais, kas žino, gal stumbro dėžutė būtų atsiradusi daug anksčiau. Tačiau Tėvynės sąjunga neišsigando liberalų, tokių, kartais galima pavadinti romantiškai korumpuotų, ir galima įvairių kitų epitetų sugalvoti valstiečiam, bet mes ėmėmės atsakomybės, vedėme, prižiūrėjome juos tiek, kiek mes galėjome, tam, jog mes galėtume prisimti atsakomybę už dalykus, kuriuos pažadėjome valstybei. Mes prisėmėme atsakomybę už finansinius reikalus, juos ryžtingai sprendėm, prisėmėme atsakomybę už kovą prieš Gazpromą, išlaisvinti mūsų energetikos ūkį iš Gazpromo gniaužtų ir tai darėme. Ir mano supratimu, jeigu būtume ėję į koaliciją su valstiečiais, mes juos būtume sutramdę, būtume privertę elgtis kitaip. Ir tų klaidų, kurias dabar daro, būtų padarę mažiau. Ir už tas klaidas, mano supratimu, už tas klaidas,
kenčia ne mūsų bendruomenė, bet kenčia visa Lietuva. Ir mūsų atsakomybė, mano supratim būtų, kad tų klaidų visuomenėje būtų mažiau, kad tų klaidų vyriausybė darytų mažiau. Ir jeigu šie kandidatai, Gabrielius Landsbergis būtų buvęs užsienio reikalų ministras, Paulius Saudargas krašto apsaugos ministras, Žygimantas Paviljonis, Paulius Saudargas aplinkos apsaugos ministras. Čia šitų debatų mes, mano supratimu, neturėtume, nes visi dirbtų, būtų patenkinti ir būtų mažiau tarpusavio pykčio, nes darbo būtų Lietuvai daug. Žygimantas Paviljonis. Na, aš manau, viso Lietuvos politinio elito bėda, kad mes užsidarėme savo elitizme. Mes vadiname įvairius žmonės įvairiais vardais. Ar tai būtų beprotystės sielos, ar tai būtų runkeliai. Jie yra žmonės. Tai yra žmonės, kurie tą valstybę atkovoja. Bet tų žmonių be partizanų iš vis čia nieko nebūtų. Paprastai elitas ir parduodavo Lietuvą. Tai jeigu Karbauskis yra partizanas? Bet už Ramūną balsavo žmonės, kuriuos mes praradome. Ir tai, kad mes vadiname Tėvynės sąjungą ir mes laimime tik Vilniuje, tai reiškia, mes per daug užsidarėme savo puikume. Būkime žmonės, nežeminkim kitų žmonių, išmokime kalbėti su jais žmonių kalba, prikelkime juos, mąstykime apie juos kiekvieną dieną. Jūsų nuomonė reikėjo jungtis į koaliciją? Taip, Ponas Saudargas. bet be socdemų. Jų ir nėra toj koalicijai. Na, jų nebūtų prireikę. Iš tiesų, dėkui Mykolui, visada norėjau būti krašto apsaugos ministras, tik niekas niekada nesiūlė. Iš tiesų, čia yra dvi medalio pusės. Mes turim suprasti ir, kaip sako gerbiamas pirmininkas, vadinti daiktus tikrais vardais. Taip, ėjimas į koaliciją turi savo riziką. Ir tą, ką pasakė Mykolas, tai Mykolas buvo vyriausybėje tuo metu, mums teko dirbti Seime tuo metu, 8-12 metų koalicija. Padarė unikalius darbus, išgelbėjo Lietuvą nuo krizės, bet yra bet. Problemos lydi iki pačiol mūsų partiją. Stigmos, kurios susiformavo, lydi mūsų partiją iki šiol. Aš tikrai nevardinsiu, tiek salė, tiek žiūrovai žino sprendimus, kuriuos reikėjo padaryti. Darėm prasukastus dantis į Seimo langus akmenų lietui lyjant ir padarėm. Dabar dėl to turim pasiekmes. Tai visada yra ir pliusų, ir minusų. Lygiai taip pat Karbauskis. Pone Saudargai, reikėjo jungtis į koaliciją, ar ne? Lygiai taip pat Karbauskis. Prieš rinkimus mes nematėm, kad jisai ne partizanas, o kas tada kitoj pusėje komunaras, nematėm, po rinkimų pamatėm. Tai jeigu bijai priešo, laikyk tą priešą prie savęs prispaudęs ir kontroliuok, ką jis daro vyriausybėje, galbūt yra ir toks variantas. Tai jūs būtumėt už, jūs esate už tai, kad reikėjo sudaryti koaliciją? Ne, aš esu už tai, kad partija turėjo padaryti sprendimą po rinkimų tą savaitę, kai dar vyko dėrybos. Nes partija nepadarė to sprendimo laiku. Ar ne? Nesupratau, ponė Saudargai, labai aiškiai. 2 iš 4 pasakė, kad partijai reikėjo jungtis. Gabrielius Landsbergis pasakė tai, ką ir padarė, ar ne? Nesijungė. Jūs ką sakot? Aš sakau paprastą dalyką. Ta savaitė turėjo susirinkti partijos prezidiumas ir nuspręsti. Kas yra ta savaitė? Savaitė po rinkimų. Po antro turo. Mes laukiam, buvo įvairių konsultacijų, nežinom, kaip ten kas kaltas ir sekančią savaitę jau nueina dėrėti su socialdemokratai. Jūs sakot, kad sprendimas buvo paleistas iš rankų. Taip, sprendimas buvo paleistas iš rankų. Situacijos. Ir dabar yra vėlų kalbėti, ar reikėjo, ar nereikėjo. Kalbėti yra tiesiog vėlų. Mano supratimu yra keli momentai. Tai irgi reikia labai suprasti kontekstą, apie kurį kalbam. Tai šiandien kalbos apie koaliciją tikrai negali būti, nes esanti valdančioji dauguma Seime yra tikrai labai smarkiai prisidirbusi ir toliau daro sprendimus, kurie juos toliau varo į bėdą. Šiandien mūsų reikalas yra žiūrėti į vyriausybę ir stengtis vyriausybei padėti, daryti teisingus darbus ir paremti ten, kur juos mes ir turime paremti, nes iš tikrųjų problemos socialinėje atskirtyje labai rimtos, vaiko teisų apsaugoje labai rimtos, patyčių, savižudybių, ar tai būtų, pavyzdžiui, švietimo klausimai. Mes turime suremti pečius ir padėti vyriausybei nepadaryti klaidų, kritikuodami ten, kur turime kritikuoti, bet kitą pusę dienos stengdamėsi padėti padaryti labai konkrečius darbus. Galbūt ateis ir laikas kalbėtis apie koaliciją, bet šiandien tas laikas jisai yra praėjęs.
Aš Po norėčiau 30 atkreipti- sekundžių Gabrielius Landsbergis, po to Žygimantas Paviljonis ir trečias Aš klausimas. Prašau. norėčiau sureaguoti, nes iš tikrųjų praleidau galimybę tą padaryti anksčiau. Tai man yra, iš tikrųjų, čia aš girdžiu tokį neblogą pavyzdį, kurį šiaip tai graikai vadindavo demagogija. Tai reiškia, viena vertus tu sakai, kad reikėjo jungtis į koaliciją, kitą dienos pusę tu sakai, kad iš tikrųjų ten nebegalima jungtis, nes ten yra nešvarumų. Tai gerbėjai, reikia apsispręsti, nuo ko mes pradedam kalbėti. Aš lygiai, sekundėlę, aš lygiai tą patį sakiau, kad mes darbus remiam, bet į koaliciją nesijungiam. Dabar aš norėčiau pasakyti, kad kaip įvyko visas dalykas pradžioje. Labai gražiai skamba. Reikėjo jungtis, gerbimieji, kas kvietė. Aš žinau vieną kandidatą iš čia stovinčių iš 4, kuriam buvo pasiūlyti dalykai. Apie tai rašė žiniasklaida, tai buvo paviešinta. Tai jūs įvardinkit, Gabrieliau, taip ne. Aš nebejoju, kad jūs skaitėte tos straipsnius. Ne, Aš ne. Aš irgi Na, tai ne. buvo susitikimai, apie kurios kalbėjo spauda, kad vienam iš čia stovinčių žmonių, aš ranką parodysiu, buvo pasiūlytos pozicijos ir tada buvo labai buvo stiprus palaikymas jungtis į koaliciją. Atleiskite, man tai panašiau yra į prekybą postais, negu į kažkokią tai vertybėmis išreikštą norą dėrėti. Dabar, sekundę, aš dar norėčiau pabaigti. Dabar, kai sakome, kad reikia jungtis, na gerbimieji, aš noriu priminti, kad reikia pirmą pakviesti. Buvo susitikimas su Sauliumi Skverneliu, kurio metu buvo kalbama apie tai, kad mes galime pradėti dėrybas. Saulius Skvernelis neturėjo įgaliojimų pradėti dėrybas. Ir mes tų dėrybų nepradėjome. Žygimantas Paviljonis, po to Mykolas Majauskas, prašau. Tiesiog noriu paneigti, nes tokių siūlymų nesu gavęs. Paskutinį kartą su Karbauskiu buvau susitikęs prieš rinkimus, kuomet derinau paramą savo apygardoje. Tai čia tiesiog melas ir tiek. O dabar aš noriu patikslinti savo poziciją dėl koalicijos. Aš iki šiol laikausi, kad koaliciją turim sudaryti ne su Karbauskiu, o su žmonėm, kurie balsavo už Karbauskį. Tai yra mūsų žmonės, tai yra mūsų rinkėjai ir mes juos apleidome. Turim suprasti, kad dešinumas šiuo metu nėra tik miestuose. Visam pasaulyje dešinumas yra už miestų. Miestai yra liberalūs ir toliau liberalėja. Visam pasaulyje yra stiprinami žmonės, kad sukiltų prieš valdžios įsigalėjimą, kur yra raudona. Gabrielius Landsbergis jūs apkaltino prekybą postais. Aš myliu Gabrielių. Mykolas Majauskas, 2 sakiniai. Šiek gal jau galima 4 sakinius, aš bandysiu šiek tiek juos ištęsti, bet po Vilniaus mero rinkimų, kuriuose dalyvavau ir pralaimėjau. Tačiau po rinkimų atsisėdau prie stalo su Remigijum Šimašium, nors ir buvau pralaimėjęs rinkimus, daug kartėlio buvo, bet nepakilau nuo darybų stalo tol, kol nesutarėm dėl Vilniaus ateities. Ir koalicija labai plati. Ir tikrai nekėliau jokių sąlygų dėl specialių pažymų, jokių kitų reikalavimų, nesunešiojimų klumpių, bet sakiau, kad mes turime susitarti dėl Vilniaus ateities ir šiandien mes sėdime. Lygiai tas pats, kas Ramūnas Karbauskis. Dėl to, kad Remigijus Šimašius yra tas pats, kas Ramūnas Karbauskis. Ar jūs tą norite pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad ar jūsų paralelė tai reiškia? Žmonėmis reikia mokėti kalbėti kultūringai, mandagiai, žmogiškai. Tai kalbėti su Remigijum yra tas pats, kas su Ramūnu. Teisingai. Ir šiandien mes turime koaliciją Vilniuje, darome labai konkrečius darbus ir dėja šiandien valstybėje, nacionalinėje politikoje mes neturime koalicijos ir mano supratimu, dėl negebėjimo perlipti asmeninės ambicijas, nuryti kartėlį, pykti mažiau, sugebėti atleisti ir kalbėtis. Trečias klausimas ponui Saudargui. Kokią aiškę vertybinę ir ideologiją liniją turėtų deklaruoti partija? Ar reikia save išgryninti? Aš labai. Puikus klausimas, turbūt kažkaip man skirtas. Ypatingai. Šiaip aš norėčiau pasidžiaugti pirmiausia, kad po studijų Numeriai laikų... surašyti prieš tai, o burtus ištraukėt prieš pat laidą. Kaip tyčia? Iš tiesų džiaugiuosi, kad esu Mažvydo bibliotekoje po studijų metų, nesu lankęsis ir nežinojau, kad čia tiek konservatorių susirenka. Tai būčiau, Mykolai, tu žinai, dažniau būčiau tikrai atėjęs. Dabar manau, kad mūsų partija susijungdama 2008 metais, tai Tėvynės sąjunga su Lietuvos krikščionimis demokratais, suformavo savo programą, parašė vieną programą, ne 2, vientisą vieną programą, kurioje viskas į visus klausimus yra atsakyta. Mes esame liaudės partijos modelių susibūrusi organizacija, kur po vienu skėčiu yra konservatoriai, yra krikščionys demokratai, politiniai kaliniai, tremtiniai ir tautininkai. Ir mums iki šiol visada buvo aišku, kas mes esam ir už ką mes esam. Taip, mes esam už valstybingumą, už krikščioniškas vertybės,
Taip, už Lietuvos nepriklausomybę ir politinę, ir ekonominę, ir energetinę, ir kultūrinę. Ir iki šiol tarsi viskas buvo aišku. Dabar, jeigu tu nori būti vienu metu ir berniukas, ir mergaitė, arba tu ateini į Seimą ir nori vienu metu paspaus 2 mygtukus ir plius ir minus, taip neišeina. Politikui taip neišeina. Užduodat klausimą konkrečių klausimų ir tiek visa partija, lyderis, prezidiumas, tarybos, suvažiavimas duoda atsakymą. Ką partija galvoja vienu ar kitu klausimu. Todėl išsigryninimas, kai tu sprendi valstybės klausimus, jis yra kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, kai mes Seime balsuojam. Ir šiandien, beje, mes turim akceptuoti paprastą faktą, kad mūsų frakcija labai dažnai balsuoja nevieningai. Yra viena nuomonė, yra kita. Kai apsisprendžiam balsuoti laisvai, kai apsisprendžiam balsuoti visi kartu vieningai, visi balsuojam vieningai. Tai galvokim, kaip tas nuomonės suderint. Jos yra skirtingos nuomonės. Ir mano receptas yra paprastas. Aš šioje partijoje esu jau senai. Aš žinau, kad tai yra skėtinė organizacija, kur yra įvairių politinių srovių ir įvairių nuomonių. Ir tą reikia išnaudoti. Savo silpnybės reikia paversti savo stiprybėmis. Yra žmonės, kurie gali kalbėti su skirtinga auditorija, skirtingom temom, netgi skirtingai geografiškai, vieni miestuose, kiti regionuose. Ir partijos lyderio turėtų būti uždavinys suvienyti visą šį potencialą, nes jau kuo, bet žmonėmis mūsų partija yra tikrai turtinga, aš juos pažįstu, važiuoju po skyrius, susitinku jau ne vienerius metus ir žinau, kiek yra šviesių žmonių potencialų ir intelekto. Tai reikia tą išnaudoti. Bet taip, yra skirtingos nuomonės, jas kažkaip reikia apjungti ir paskirstyti mūsų pajėgas. Gabrielius Landsbergis. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką Paulius pasakė. Viena vertus mes turime, Paulius žodžius, reikia išsigryninti, kita vertus mes turime suprasti, kad žmonės balsuoja skirtingai. Dabar, gerbėmėjai, aš norėčiau paklausti, reiškia, išsigryninimas vyks kokiu būdu? Reiškia, deportacijos iš frakcijos būdu, išmetimo iš frakcijos būdu, prievartos būdu išsigryninsim, aš būsiu priverstas išsigryninti, gal Mykolo kaip nors išgryninsim, aš nežinau. Iš tikrųjų, aš nematau tokio proceso mūsų daugialypėje partijoje, kurioje yra ir tautininkai, ir krikdemai, politiniai kaliniai tremtiniai, konservatoriai ir taip toliau, reiškia, kuriuos mes galėtume kažkokiu būdu išgryninti. Iš esmės, tai yra šiaip vėlgi tokia, tuščia frazė. Dabar aš dirbau Europos parlamente. IPP yra skėtinė organizacija, joje telpa ir Lenkai, ir Suomiai, ir Kipras, ir Prancūzai. Iš tikrųjų, jeigu mes pasakytume, gerbėjai, dabar išsigryninkite, ten būtų 28 frakcijos, ne viena. Aš manau, kad mes turime tapti iš tikrųjų tuo, ką aš jau kartau ne vieną sykį. Tikra tėvynės sąjunga. Sąjunga dėl tėvynės. Tai, kas mus išties vienyje, meilė savo šaliai. Jau viduje mes galėsime ieškoti kompromisų, tą mes dabar darome ir su Mykolu, rengdami pataisas dėl vaiko teisų apsaugos, iš tikrųjų, fantastinis procesas, labai ačiū Mykolui, kad jisai iš tikrųjų leidžiasi į tą kelią. Lygiai taip pat mes galime bandyti kartais paleisti balsavimą, balsuoti atskirai, bet kalbėti apie išsigryninimą, atleiskite, ta prasme, tada pusė čia jūsų, didesnė dalis, būsite tiesiog, noriu jūs iš kartais spėti, nebegrinuoliai. Taip, jau trečią kartą jums dėkojo partijos pirmininkas, suprantu, kad tai rodo, kad jūsų populiarumas partijoje auga, pone Majauskai. Tai, prašau, Mykolas Majauskas. Na, aš stengiuosi mokytis iš partijos pirmininko, bet ne tik aš esamo, bet ir buvusio partijos pirmininko, kuris parodė, kad mus sutelkia ne žodžiai, bet mūsų sutelkia labai konkretūs darbai. Ir jeigu 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 metais partija buvo labai plati ir tai buvo kažkokių problemų, tai buvo šiek tiek diskusijų, bet nebuvo tokios diskusijos ir pykčio, ką matome dabar. Nebuvo, nes buvo susitelkimas su labai konkrečiais darbais, kuriuos aš prieš tai vardinau. Tai kalbėjome apie energetiką, kalbėjome apie finansus, kalbėjome apie užsienio investicijas, juk mūsų bendruomenė atvedė tūkstančius naujų gerai apmokamų darbo vietų į Vilnių, į Kauną, į kitas Lietuvos dalis. Ir tuo mes turime didžiuotis. Tai mus vienijo labai konkretūs darbai. Ne diskusijos, kuris yra vertesnis, kuris yra vertingesnis, kuris yra grynesnis, o labai konkretus interesas. Interesas, kurį Bernardas Gailius čia neseniai pavadino interesas Lietuvai. Mūsų kaip bendruomenės interesas yra Lietuva ir mes turime dirbti labai konkrečius darbus. Tai perėti nuo kalbų prie labai konkrečių, nuo kalbų prie konkrečių darbų. Taip, ačiū, prašau. Aš
tikrai nepasisakau už pažiūrų išgryninimą, nes tai buvo sovietiniais laikais. Aš manau, padarykime vieną dalyką. Išgrynininkime meilę viens kitam. Nes žinot ką, kas mus vienyje, tai meilė tėviniai ir Dievui. Tai tiesiog būkime vienas su kitu. Čia yra daug fantastinių žmonių. Be pono Kubiliaus nebūtų investicijų iš Amerikos tikrai. Be pono Vytauto Landsbergio nebūtų laisvės. Tai sudėkime tuos visus, kad ir kokie būtų minusai, į vieną didžiulį pliusą ir laimėkime Lietuvą. Man rinkiminės kompanijos metu labai dažnai primetamas priekaištas, kad Žygimantai, pas tave mama tokia ar tokia. Žinote ką? Aš tą mamą myliu. Myliu. Ir mes gerbėme viens kitą. Ponas Saudargas, prašau. Ką turi daryti partijos pirmininkas? Partijos pirmininkas turi atstovauti savo partiją. Priima sprendimą, priima programą, partijos pirmininkas eina ir atstovauja. Jeigu partijos pirmininko nuomonė nesutampa su partijos programa ar partijos narių daugumos nuomonė, tai nėra gerai. Čia negrinumo klausimas, čia yra tiesiog toks pamastymui ateičiai mūsų partijai. Kitas dalykas, mano supratimu, mes šiuo keliu, klaidingų keliu, jau esame šiek tiek pažengę. O 8-12 metais iš tiesų su 3 liberaliom partijom koalicijai. Ir tie sprendimai seka mus iš paskos. Ir jie daro mus ir mažesniais konservatoriais, ir mažesniais krikščionimis demokratais, kaip tik grynina mūsų liberalumą. Nes sako, jūs nepasirūpino to mažu, paprastu žmogumi. Jums rūpėjo finansai, jums rūpėjo ekonomika, o žmogaus jūs nepamatė. Dabar naujasis etapas, naujasis partijos pirmininkas deklaruoja tam tikrą vertybinį liberalumą, vėlgi partnerystės, vienalytės partnerystės. Tai galima apie tai kalbėti, viskas tvarkoj, yra žmonių, kurie tam pritarė, yra žmonių, kurie tam nepritarė, bet vėl tai nėra ir plius ir minus. Tai yra į vieną pusę. Jūs grinate tą partiją į kitą pusę. Gabrielius Landsbergis, galite atsakyti dėl vienalytės partnerystės. Suprantu, labai konkretus buvo kaltinimas gryninant partiją į kitą Sunku pusę. reaguoti dėl to, kad tai niekaip nėra susijęs su gryninimu. Jeigu iškeliamas yra naujas klausimas į darbotvarkę, tai pasakyti, kad 1905 metais to klausimo niekada nebūtų galėję būti, aš turėčiau pripažinti. Dabar 2017 metais aš manau, kad mes tą klausimą galime iškelti. Paulius pritarė. Galima iškelti. Taip ir šį, ir daug kitų klausimus galime kelti, diskutuoti apie tai. Galbūt nebus pritarta, galbūt bus pritarta. Viskas yra tvarkoje. Mes esame demokratinė, kiek aš prisimenu, bendruomenė. Ties to aš norėčiau baigti šitą klausimą. Bet kitas dalykas yra. Vėlgi, aš nebegaliu daugiau pritarti Mykolui, nes iš tikrųjų atrodys jau, kaip čia, kiek galima. Bet kita vertus... Jūs balsuosit už Mykolą? Žinoma, mano balsas Mykolui. Bet iš tikrųjų dėl darbų ir visa kita. Bet esminis dalykas, šiandien ką mes turime pradėti daryti. Ir yra programos mūsų dalis, kurios buvo tikrai labai profesionaliai parašytos. Pavyzdžiui, švietimo programa. Aš manau, kad apskritai šiandien yra numeris 1 klausimas Lietuvos ateičiai, tai yra švietimo tema. Ir aš manau, kad Tėvynės sąjunga gali pradėti rengti ir nacionalinį susitarimą dėl švietimo. Mes galime kalbėti apie tai, kad tai yra Lietuvos ateities ir išlikimo dalykas. Lygiai taip pat, kaip Andrius Kubilius kalbėjo apie energetiką, profesorius Landsbergis kalbėjo apie Lietuvos vakarietišką identitetą ir jo išsaugojimą ir grįžimą atgal į vakarietišką civilizaciją. Šiandien mes turime pakalbėti apie tai, kas Lietuvos laukia po 10-15 metų. Mano supratimu, tai yra būtent tai. Mes rengiamės labai rimtą, esame parengę labai rimtą programą ir žinau, kad didelę dalį jos mes galime gyvendinti, netgi būdami opozicijoje. Tai šiek tiek nereaguodami į tai, kas vyksta, tiesiog, reiškia, pagal kiekvieną antraštę bėgiodami, kur kas nors atsitiko, bet iš mes strategiškai žiūrėdami, ko reikia Lietuvai. Ir žinau, kad mes tą galime padaryti. Taip, laikas. Mykolas Majauskas, po to Žygimantas. Man atrodo, diskusijos apie mūsų liberalumą kyla iš mūsų pačių organizacijos ir lyderių neveiklumo. Nes jeigu mes pakankamai dėmesio skirtume dirbančiai šeimai, nebūtų kalbos apie mūsų liberalumą. Šiandien, mano supratimu, mes nepakankamai tai darom, nepakankamai įvardinam, ant kieno pečių stovi visa Lietuva. Mano nuoširdžių manimų tai yra dirbanti šeima ir turime jai padėti. Turime padėti gauti geresnį darbą, turime padėti auginti vaikus per mokestinės lengvatas vaikams, šeimoms auginančioms vaikus. Turime padėti tai, ką Gabrielius kalbėjo apie švietimą. Tai yra užtikrinti švietimą tokį, kad šeimos
galėtų didžiuotis ir džiaugtis savo vaikais. Bet prieš tai aš dar tikiuosi, kad vaiko teisų klausimus išspręsim, nes man atrodo, šiandien jie yra svarbesni. Žygimantas Pavilionis. Aš manau, mes kaip tipiški konservatoriai šiek tiek užsižaidėm šitoje diskusijoje. Žinot ką, ne mums, ta prasme, čia ne mes esam patys svarbiausi. Tokių nepakeičiamų yra pilnos kapinės. Mūsų tikslas yra vienintelis. Ne tik susivienyti tarpusavį, bet ir Lietuvą suvienyti. Mes niekada nesugebėsim jo suvienyti, jeigu patys nekalbėsim vienu balsu. Ir aš įsitikinęs, kad prieš jūs stovi pati geriausia kita svajonių komanda, kuri tą Lietuvą laimės. Mes tikrai būsim labai gera komanda. Neklausykite, kaip mes čia pykstame. Ačiū labai. Aš gal tik taip galėčiau papildyti. Iš tikrųjų, Žygimanto labai, labai nuostabų žodžiai ir iš tikrųjų aš net nebijoju, kad kurį iš mūsų šį bendruomenę beišsirinktų, šitą bendruomenę eis į priekį. Nes visi tikrai yra verti pergalės ir verti vesti šitą bendruomenę į priekį. Tai ačiū, kaip supratau, prasidėjo jau vieni kitiem. Taip, pagyros ponas tam tikros. Saudargas, 30 sekundžių, paskutinis pasisakymas. Oi, tai labai trumpai davėt, bet iš tiesų, aš manau, kokios svarbiausios problemos Lietuvoje? Socialinė skirtis, regioninė skirtis, alkoholizmo, skurdas. Kaip išspręsti? Kokia ideologija duoda atsakymus? Nu, negalim už visą laiką stambiam kapitalui atstovauti. Labai gerai, būtent ketvirtas klausimas yra, ponia Pavilionį, jums, kokiu esminių darbų jūs imsitės per artimiausius 4 metus, jeigu būsite išrinktas pirmininkas? Kas jums bus svarbiausia? Atlošiu visą Lietuvą ir laimėsim 19 ir 20 metų visus rinkimus. Jūs sutaupėte labai daug laiko. Galite atsakyti, kaip tai padarysit? Pakreipdamas visą dėmesį į regionus, nes Vilnius iš tikrųjų auga, Vilniaus pajamos jau yra daugiau negu vidurkis europietiško, visą dėmesį skirdamas jėgoms regionam ir tiems neteisingai nuskurdintiems žmonėm, kuriuos galime prikelti nuo žemės, tam, kad jie pasipriešintų tam raudonam ar žaliam, kokiam nori absurdui, apsivilkusiam kailiukais ir sėdinčiam stambiuose mašinuose, bet ten yra mūsų galia. Mes užmiršome mūsų žmonės, kuriuos turim prikelt. Prisiminkit Kennedy, man nusispjaut, ką ta valstybė man padarys. Aš klausiu, ką aš galiu padaryti valstybei. Va tokius žmonės sukursime, klestinčius ne tik mieste, bet ir kaime, mes laimėsim viską. Jis nesakė nusispjauk, jis nesakė neklaus. O, čia lietuviška interpretacija. Taip, ir mašina nedidelė, ji tik brangi. Gabrielius Landsbergis. Na, iš tikrųjų, per paskutinius metus mes girdėjome ir matėme nemažai rinkimų kampanijų, kuriuose žmonės pasakydavo kokią nors skambę frazę ir niekada nepaaiškindavo, kaip jie tai padarys. Aš pastatysiu sieną nuo Jungtinių Amerikos valstijų prie Meksikos. Bet jis tai padarys. Žada pastatyti. Padarys. Ar jūs girdėjote klausimą, atsakymą, kaip? Pastatymo būdu. Pamatysim. Aš žadu atsigręžti į regionus. Kaip? Atsigręžimo būdu. Viskas yra tvarkoje. Jeigu čia būtų debatai tarp skirtingų partijų atstovų, kuriuose būtų kaltinimai pataikavimu stambiajam kapitalui, Žygis yra nesykiai pasakęs, kad mes visi pataikavimo oligarchams ir taip toliau. Aš viską suprantu, ar ne? Reiškia, pirštinės nusiėmė ir eini vanotis, nes turi visą teisybę pasakyti. Dabar klausimas mano yra šiandien toks, iš tikrųjų, gerbėmieji. Mes metus rengiame programą. Ar ne? Galima dabar ironiškai pasakyti naujasis planas, kuris iš principo kalbėjo 90% apie tai, kaip padėti Lietuvos regionams. Kur jūs buvote, jeigu turėjote esminių pataisų tai programai? Aš atsimenu diskusijas, kurios mūsų partija buvo irgi nepaprastai ilgos, netgi prezidiume, dėl mokesčių reformų reikalingų. Negirdėjau nei vieno krikdemo, kuris ateitų ir pasakyti, gerbėmieji, arba progresiniai mokesčiai, arba išeinu iš partijos. Nebuvo nieko. Dabar ateinam prie rinkimų. Sakėm 8 metais. Mes, bet priminkit, kurie metai dabar. Ja. Tai ir negirdėjau nei vieno pasakymo. Dabar kokie mes drąsūs ir stiprus ir vikrus pasakyti, kad dabar jau tai mes tikrai įvestume progresinius mokesčius. Dabar tai mes nebepataikausime oligarchams nė vienos sekundėlės. Gerbėjai, pripažinkit, kad šiek tiek nuotaikos yra užkilusios, temperatūra užkaitusi ir kartais nevisai apgalvojate iki galo, ką sakote. Noriu priminti, kad praeis rinkimai, kažkuris iš mūsų laimės, teks grįžti ir atgal dirbti. Reikės kartu dirbti tai žmonėm, kurie parsidavę oligarchams yra, patarnauja stambiajam kapitalui, neįveda mokesčių ir taip toliau. Kartu rengti programas, kartu daryti tuos dalykus, kuriuos mes visą laiką darėme kartu. Noriu tik tai paskutinę detalę priminti. Noriu priminti, kad Laurynas Kasčiūnas, man atrodo, nekyla klausimų, kad tai yra krikdemas, buvo programos rašymo koordinatorius. Galėjęs žmogus iš tikrųjų stipriai vadovauti procesui. Tai beje ir daręs, iš tikrųjų, kiek jam jėgos leido ir laikas,
Kur buvo visi tie įrašyti dalykai, apie kuriuos jūs šiandien kalbate, kada tie padarysite, atleiskite. Taip, laikas. man yra Paulius sunku Saudargas, atspėti. prašau. Tai, gerbiamas pirmininkė, tarkim atsitinka toks dalykas, kad patį išrenka dar kartą būti mūsų partijos pirmininku. Tai, kas šiandien vyksta, yra turtas, kurį pats paėmė ir naudoji. Tai, ką mes šiandien sakom, taip, galbūt temperatūra užkaitus, nors man visiškai yra daugmaž normali temperatūra. Ir nes tai yra grinuoliai, esencija to, ką mes patiriam, kalbėdami su žmonėmis, skyriuose, važiuodami, kokias problemas kelia, kokie trūkumai. Leiskit pabaigti. Tai aš manau, kad jūs irgi gal girdite. Tai girdėkite ir darykime išvadas, kad kitą kartą būtų geriau. Ir nes čia klausimas buvo, kaip tą padaryti. Taip, aš pritariu su Žygiu, aišku, visus rinkimus į priekį reikia laimėti, kaip kitaip. Kaip tą padarysim? Paprastas dalykas. Mes turim pažiūrėti, ko mums trūksta. Lietuvoje nėra turbūt nei vieno žmogaus, kuris pasakytų, kad konservatoriai nemoka parašyti programos. Arba kad konservatoriai nemoka ekonomikos. Arba kad finansų nemoka skaičiuoti. Kad mes mokam skaičiuoti, visi žino. To nereikia žmonėm įrodinėti. Bet klausimas, kiek paprastų idėjų liko žmonių galvose po rinkimų? Mažai, nes planas buvo geras, puikus, profesionalų paruoštas, bet sudėtingokas. Ir man atrodo, čia yra, jeigu nori išgirsti, tai išgirsti, kad štai mums kartais trūksta. Ir gerbiamas Gabrielius, tai pasakysi, kai aš pabaigsiu, jeigu galima. Buvo pagrindinė pastaba, kokia mums buvo pasakyta. Gabrielius sako, kadangi mano pasisakymo laikas, tai kalbėkim dviese. Vaikinai. Gabrielius visada sako, kad štai mes siūlom užsiimti populizmu. Ne, populizmas yra, kai melą sakai paprastai. O mes tiesą sakykim paprastai. Vieną kartą pabandom pasakyti paprastai tiesą ir galbūt laimėsim ne tik Vilniuje, bet visose regionuose. Mykolas Majauskas, prašau, laikas baigėsi. Mykolas Majauskas. Iš tikrųjų labai apmaudu matyti tiek pykčio ir to. Nežinau, čia kad lik nesipyko, Mykolai. Bet reikia suprasti, kad po 2 savaičių vis tiek, ar po 2, ar po 4 mums reikės sėsti prie bendro stalo ir dirbti. Ir tai yra labai labai svarbu mums suprasti. Man dar svarbiau iš tai bendruomeniai suprasti, kad mes sugebėsime po kelių savaičių dirbti kartu. Todėl labai kviečiu taip neišsišaudyti ir šiek tiek solidumo. Antras dalykas, mano supratimu, turime labai susikoncentruoti į konkrečias užduotis, kurias turime padaryti. Labai konkrečius iššūkius matyti visuomenė ir stengtis parodyti realių rezultatų politiką. Nes ką dabar bendruomenės mato, visuomenė mato mūsų kalbas, kartais labai užaštrintas, užaukštintas, bet nemato mūsų konkrečių realių veiksmų, kaip mes parodysime rezultatus, kaip mes parodysime darbus, kuriuos mes pažadėjome. Ir aš matau kelias kryptis. Viena iš krypčių, apie kurią šiek tiek kalbėjome, tai yra tas, kviečiu išdrįsti būti jautresniais ir tas toks galbūt krikščioniškas jautrumas, mano supratimu, mes jau turime daug, mes turime jį parodyti visuomenį, atjausti, užjausti, pamatyti tuos jautriausius visuomenės žmonės, pakalbėti apie vaikus, vaikų apsaugą, patyčias, savižudybę, socialinę atskirtį, šeimų skyrybas, pripažinti, kad yra neidealios šeimos ir joms padėti. Antra dalis tai yra tokia, tikėjimo šiek tiek, tikėjimo galbūt sėkmės Lietuva, tai ką matome su dirbančiom šeimom, kurios dirba ir veža visą Lietuvą ir stengtis jom padėti per konkrečius darbus, stengiantis teikti pasiūlymus, stengtis padėti vyriausybei nepadaryti klaidų, o galbūt padaryti ir labai konkrečius darbus. Aš tokiu būdu matau mūsų pergalę ateinančiuose rinkimuose. Ponas Pavilionis. Pratęsiant apie vaikus, baikit vaikai piktis. O dabar kalbant, kur aš buvau per rinkiminę apygardą ir per visą kompaniją, aš buvau visam pasaulyje. Visam pasaulyje, kur yra trečdalis žmonių iš Alytaus, trečdalis žmonių iš Vilkaviškio, trečdalis žmonių iš Tauragės ir nėra nė vienos šalies pasaulyje, kur jie nebūtų balsavę už mūsų partiją. Tie žmonės išvažiavę, trečdalis tautos yra mumis patikėję. Ir pamatysite, mes visi kartu busim ta partija, kurie bent dalį jų atsiveš. Ir tada mes sukursime tikrą ateities Lietuvą. Ponas Landsbergis, prašau. Aš nenorėčiau Mykolo jautros sielos iš tikrųjų aitrinti ir kaip nors pasistengsiu nereaguoti ir iš tikrųjų kalbėti kuo ramesniu balsu. Tai... Nesipykim.
Ne, iš tikrųjų, Paulius teisingą galbūt mintį iškėlė, tik aš noriu priminti šiek tiek irgi, kad faktai būtų sudėlioti ten teisingose vietose. Tėvynės sąjunga, parengusi naują planą Lietuvai, iškėlė kelis dalykus, kurie buvo paprastai mūsų bendruomenėje dar iki šiol nematyti. Mes kalbėjome apie vidutinę algą, mes kalbėjome apie pensijas, mes kalbėjome apie augančią ekonomiką labai konkrečiai. Mes gavome kritikos. Aš gavau kritikos, kad yra per daug konkretų. Pauliau, ar pamenate, kokia vidutinė alga buvo pažadėta mūsų per 4 metus pasiekti? O, tik aš jau Tapino laidą tavęs klausė, tai tu irgi Tai aš neprisimeni. galiu priminti, aš neprisiminiau, aš neprisiminiau, kiek išauks Teisingai. eksportas, jisai išauks 91%. O, Prisimenu ir tą tos laidą, ir kablelis procentus, ir taip. Atlyginimas buvo žadėtas 1250 eurų. Mums buvo pasakyta, jūs čia reiškia naudojatės darbo partijos metodais, taip toliau, taip toliau. Nors po visų tuo buvo skaičiavimai, skaičiai, ekonometrija ir taip toliau, ekspertų parašai. Taip kad vėlgi, kolegos, jeigu mes sakome žodžius, mes mėtomės kaltimais, reiktų prieš tai paskaičiuoti, prisiminti, bent jau pavartyti tą pačią programą. Tada viskas skambės kur kas rimčiau. Jūs skaitėt partijos programą? Sako, kad pirmininkas sako, kad jūs neskaitėt. Juokaukit, aš rašiau partijos programą, bet kitas dalykas. Ką reikėtų tada vadinti daiktus tikrais vardais? Aš nesakiau, kad mes neturėjom ką pasakyti. Aš sakiau, kad žmonės neišgirdo, jų galvose neliko. Taip, Ir tai yra Pauliau. sekundėlė. Ar galima nors kartą pabaigti, nes Mykolas vėl mus taikys. Reiškia, leisit pabaigti pirmininkę, ne? Jo. Iš tiesų, tai yra kiti dalykai. Vat, kur mes skirstom, kaip mes skirstom resursus, pavyzdžiui, rinkiminio biudžeto, ar nacionaliniai kampanijai, ar galbūt regionam, vienmandatininkam tą euriuką investuoti ir galbūt tada per regiono spaudą žmonės pamatys tos mūsų paprastas idėjas. Dabar buvo daug skirta lėšų būtent nacionaliniai kampanijai, tas irgi davė savo privalumų pirmajame ture, bet antrajame ture vienmandatininkams tai nedavė privalumų. Ir vėlgi, Gabrieliau, programa buvo superinė, mes iš tikrųjų pateikėm planą, kaip atgaivinti Lietuvos regionus. Pateikėm planą. Bet Taip, jo laikas. negalim įgyvendinti šiandien. Laikas, supratom jūsų mintis. Ačiū. Klausimas iš auditorijos, pristatykit jūsų klausimas. Labai trumpai. Ne. O garsas turėtų būti. Pagal viską spausti nieko nereikėtų. Ir viskas veikia. Taip, aš palaikysiu. Prašau. Semeška Vilius iš Druskininkų skyriaus pirmininkas. Iš tiesų jūs daug kalbėjote apie regionus ir regionai dūsta nuo vietinių carų, nuo savų ir svetimų beje. Puikiai tai žinote. Klausimas būtų labai paprastas ir aiškus. Kodėl nei vienas iš jūsų nekandidатavote būtent regionuose, o pasirinkote labai patogias, tai yra didmiesčių, ypač Vilniaus savivaldybės, kur net ir aš matyt būčiau išrinktas. Ir antras būtų labai racionalus pasiūlymas. Kolegos, po šių debatų du iš jūsų būkite malonus ir pagalvokit, ar nevertėtų atsiimti kandidatūras. O kam jūs siūlot? Jie pagalvoja patys, kadangi taip regionai dirbantis visuomeniais pagrindais partijai sutaupytų ir laiko, ir lėšų, ir galėtum per vieną turą savo demokratijos šventį spręsti su vienu puikiu partijos kandidatu. Ačiū. Gal aš galiu burtus ištraukti? Taip, gerai, dėl kandidatavimo miestuose. Mykolas Majauskas, prašau. Na, iš tikrųjų mes turime skirti rimtą dėmesį regionams ir aš manau, kad regionuose gali laimėti tie lyderiai, kurie yra kilę iš regionų. Ir taip kaip aš esu kilęs, savotiškai iš Senamiesčio, ten, kur sutikau savo žmoną, kur baigiau mokyklą, kur gyvenu dabar, kur daugiausiai savo gyvenime laiko praleidžiu, taip kaip aš jį myliu, aš labai tikiu, kad yra mūsų partijos žmonės, kurie taip pat nuoširdžiai myli savo gyvenamą vietą, savo tėvynę, ten tą dalį gimtą, kurioje jie auga ir kuri dabar yra. Ir tik tai turint labai stiprius lyderius, kuriuos mes galime remti, mes galime stiprinti, suteikdami jiems daugiau galimybių, tik tai tokiu būdu mes galėsime turėti stiprius regionus. Antras dalykas, labai svarbu jiems suteikti realias galimybės dalyvauti politikoje ir mes su Vilium kalbėjom apie tai ir su Andrium Kubilium apie opozicijos lyderio pareigybę savivaldybėse ir ypatingai tas yra labai svarbu regionuose, kur kas suteiktų galimybę realiai dalyvauti politikoje, ypatingai savivaldoje, mes turim to nenuvertinti. Savivaldybėse opozicijos lyderio pareigybė suteiktų galimybę atsidėti nuo visų kitų darbų ir skirti visą laiką politikoje. Šiandien savivaldybėse yra valdančioji dauguma, kuri dažnai diktatoriškais būdais valdo, o opozicijos būna labai silpnos, todėl ir skyriai neturi realios galimybės prisidėti prie politikos, nes iki vyriausybės neatkeliauja. Bet Taip, mano supratimu, savivaldoje turim Mintis stiprinti. aiški, Gabrielius Landsbergis. Klausimas, Viliau, ačiū labai už jį.
Ir aš iš ties manau, kad mes esame irgi matę tokią situaciją, ypač kai skirstėme vienmandatės vienam ar kitam kandidatui, kai dažnas kandidatas geriau renkasi tą apygardą, kurioje jam yra patogiau, didesni šansai laimėti, negu tą, kuri yra nepatogi. Kai kurie kandidatai sakydavo, man tiesiog yra per daug benzino išlaidų, aš nevažiuosiu, sakykime, į Šilutę ar į kokį Pajūrį, dėl to, kad, atleiskit, duokit man ką nors miestietiško. Mano paties sprendimas buvo iš tikrųjų susijęs daugiausiai su Kaunu. Aš gyvenu Antakalnyje, man yra labai patogu Antakalnyje žmonės laimi pirmam ture. Kartais pasakau, ypač puikūs žmonės, fantastiškai, bet aš nesu pats blogiausias žmogus. Dabar Kaune mes matėm situaciją tikrai buvo dramatiškai sudėtinga. Net nežinojau, eidamas, kiek jinai yra sunki, bet tai pradėjo jausis kampanijos metu. Man pavyko laimėti. Tiesą sakant, aš likau vienintelis laimėjęs kandidatas Kauno mieste, Žaliakalnio centro apygardoje. Tai tam tikrai nėra ko didžiuotis. Kaune turėjo laimėti visi. Ne, tai Žygis žadėjo, kad visoje Lietuvoje viską laimėsim. Anksčiau Kaune laimėdavom, praeituose rinkimuose laimėjom. Tai aš visiškai nesiginčiu, Mykolai. Leiskit jūs sutaikyt su jumis pačiu. Nesipykit. Tai iš tikrųjų aš manau, kad mes tikrai turėtume. Dabar prieš mus yra dar viena kova. Tai yra Anykščių apygarda, kurioje aš žinau, kad yra iškeltas dabartinis Krikščionių demokratų frakcijos pirmininkas. Bendrijos pirmininkas Valentinas Tundys, kuris, aš manau, iš tikrųjų turi, vėlgi tai yra ta vadinama regiono apygarda, kurioje vyks sunkiai kova. Iš tikrųjų, mes galime įrodyti, kad mes galime ją laimėti. Šiandien tai yra Valentino rankose. Gerai, judam tolyn. Ponas Saudargas, prašau. Taip, geras klausimas, kadangi aš čia mažai replikavau, gal šiek tiek manęs nesustabdysit, nes noriu labai rimtai atsakyti šitą klausimą. Asmeniškai dėl manęs, nes čia buvo klausimas tarsi mums visiems, kurie kandidatavo didžiuosiuose miestuose, aš 3 kartą kandidatavau tuo apygardu ir ją laimėjau. Ir ne aš pats ten nukritau, o mane iškėlė skyrius, beje po irgi debatų, nes buvo visur po 2 kandidatus ir mūsų svarstė, mes debatavom, diskutavom, skyrius pasirinko ir man pavyko laimėti. Tai tikrai negaliu paimti ir išvažiuoti kur nors, pavyzdžiui, į Druskininkus. Antras dalykas, antras atsakymo dalis. Aš jau minėjau anksčiau, visur kandidatai buvo stiprus. Kandidatai antram ture pralaimėjo ne todėl, kad jie buvo silpni ar ten kažkokie tai jau nereikalingi išvažiavo į regioną. Visur stiprus kandidatai. Ir net stipriuose skyriuose, kur turim savo merus, kur turim savo savivaldoj įdirbį, kur skyriai turi kelius šimtus žmonių ir didelį palaikymą, mes pralaimėjom. Tai vėlgi ne todėl, kad kandidatai buvo silpni. Čia ieškokim priežasčių, tačiau aš apie tai jau kalbėjau pradžioje. Tai yra antro pasirinkimo dalykas. Ir trečias dalykas, jūs čia sako taip juokaudamas, čia atsiimkit kandidatūras, reiškia. Tai partijos pirmininko rinkimai nėra nei šou, nei cirkas ir tai yra vienintelė partija Lietuvoje, pakol kas, kuri renka savo pirmininką tiesiogiai ir sutraukia tokias auditorijas ir žiniasklaidos dėmesį savo pirmininko rinkimuose, todėl gerbkim demokratiją ir kandidatuokim iš tikro. Jeigu yra tokia sistema, mes vėlgi, ne Paulius Saudargas atsikėlė ryte ir sugalvojo, kad jis dabar kandidatuos. Skyriai iškėlė. Žygimantas Pavilionis, prašau. Kalbant apie mano apygardą, kuri buvo pasaulinė, tai galima sakyti, aš laimėjau visuose Lietuvos regionuose, nes Vilniečių užsienį nėra. Yra visi regionai, kurie išvažiavę, todėl aš ir tikiu, kad mes galim laimėti visą Lietuvą. O kalbant apie kitus rinkimus, ponas Semeška, aš jums pažadu, kad aš, jeigu jūs sutiksite, dalyvausiu jūsų apygardo ir nukalsiu Malinauską, dėl to, kad man nebebus galimybės gauti balsų užsienį, nes mes padarysim viską su ponė Dalia Asanavičiūtė, kad užsienio lietuviai rinktų savo atstovus iš savo tarpo. Prašau. Kaip tik Dalios Asanavičiūtės klausimas, esu Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė. Iš tikrųjų, aš klausau jūsų ir apart Žygimanto nei vienas neužsiminėt apie emigrantus ir emigraciją. Jūs žinote, kad emigracijoje būtent konservatoriai laimėjo didžiumą balsų. Ir tai didelis Žygimanto įdirbis, tikrai ačiū Žygimantai ir jums, Gabrieliau, kad jūs buvote atvažiavęs tikrai į Londoną ir Edmundui, kad vedė debatus didžiuosius. Iš tikrųjų didelis įdirbis, jūs gavo didžiąją dalį balsų, jūsų kandidatas laimėjo didelę persvarą, bet aš noriu iš jūsų išgirsti dabar, nes iš vieno neišgirdau, ką jūs galit pasakyti užsienyje gyvenančiam lietuviui. Mykolas Majauskas. Tai vieną dalyką turime aiškiai pasakyti, kad kelsim ir turim kelti ir spręsti dvigubos pilietybės klausimą. Čia taškas, gerai, kablelis su transatlantiniais kriterijais, taip kad neįvyktų kaip vyko Donbase ar Kryme, kuriuo išdalinti pasai ir po to Rusija atvažiuoja ginti tų.
keistų pasų. Tai čia vienas dalykas. Antras, mes turime sukurti realias galimybės. Aš pats praleidau emigracijoje, keliaudamas, dirbdamas, mokydamasis aplink pasaulį beveik 8 metus, gal šiek tiek daugiau. Ir grįžau todėl, jog buvo galimybės prisidėti prie Lietuvos kūrimo. Ir tas galimybės mes turime kurti pasitikėdami tai žmonėmis. Tos galimybės ateina per darbo vietas, gerai apmokamas darbo vietas, nes imigrantai grįš į Lietuvą tik tai tada, jeigu jie matys galimybę čia susikurti patogų gyvenimą ir žinos, kad jeigu jie sunkiai dirbs taip, kaip jie dirba užsienį, dažniausiai išvažiavę tikrai labai sunkiai ir dar sunkiau negu Lietuvoje dirba, bet dirba todėl, kad jie tiki, kad būtent sunkiu darbu gali pasiekti rezultatą. Mes turime užtikrinti tas galimybės čia Lietuvoje, atvesdami užsienio investicijas, taip kaip tai darėm su Barclays, kaip darėme su Western Union, kaip darėme su kitomis didelėmis kompanijomis. Gabrielius Landsbergis, prašau, trumpingi pasisakymus, Gerai, nes labai trumpai. laikas jau baigėsi debatų ir taip, o dar labai daug norinčių, tai 1 arba 2 klausimai, prašau. Debatuose tuomet Londone, kur mes buvom kartu su jumis, aš atsimenu irgi paklausęs, koks jūsų yra palinkėjimas visiems išvykusiam. Ir aš tuomet vienintelis pasakiau, sakau, aš iš esmės turbūt nepopuliariai pasakysiu, bet aš noriu, kad jūs visi grįžtumėt namo. Aš noriu, kai kurie pradėjo baubti, maždaug mes čia nenorim, mums gerai Londone ir taip toliau, bet šiaip kaip politiko tikslas, būnančio dabar va čia netoli nuo čia Seime, tai vienintelis tikslas yra sugrįžtant į Lietuvą. Dėl to mes parengėm tą programą, dėl to aš tikrųjų džiaugiuosi, kad Žygis dabar vadovausi tą programą ir ją įgyvendina. Aš nebejoju, kad kaip ir be pasibaigtų rinkimai, jisai tikrai daro labai gerą darbą tame. Būtent kviesti kuo daugiau žmonių grįžti. Dar 1-2 sakiniai. Esmė, kad pasaulis labai keičiasi. Ir aš manau, kad per keletą kitų metų mes matysime milžinišką talentų medžioklę, mes matysime išsilavinusių žmonių judėjimą po visą pasaulį. Šiandien lietuviai yra išvažiavę ir jie kuo toliau, kiek su kiekviena diena vis geriau įsitvirtina užsienį. Jeigu mes dabar neprimsime įstatymų, jeigu mes dabar nepaskelbsime aiškios sugrįžimo programos, kad mums reikia visų žmonių su išsilavinimu, patirtim, galimybėmis grįžti į Lietuvą, mes galime jos prarasti ilgam ir mes negalime to leisti. Taip, ponas Saudargas. Atsakymas vėl susideda iš 2 dalių, nes man teko dirbti su Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija Seime, dabar jau nebesu toj komisijoje, tai žinau klausimus, kurie yra aktualūs, bet mūsų diaspora susideda iš 2 dalių. Tai yra tie, kurie emigravo anksčiau, politiniai migrantai, ir tie, kurie dabar, ekonominiai migrantai. Ir jiems iš esmės yra skirtingos žinutės turi būti siunčiamos, nes tiem pirmiesiem, kurie dėl karo, dėl okupacijos, jie yra emigravę, jų mes ko gero nesugrąžinsim, nes jie yra jau įleidę šaknis, jau kelis dešimtmečius ten gyvena. Bet jiems svarbu dalyvauti mūsų valstybės gyvenime, svarbu kartu kurti. Ir jiem aktualiai yra dvigubos pilietybės klausimas, kur aš visiškai pritariu gerbiamam Mykolui, taip jį reikia išspręsti. Antra dalis, jie išvažiavo dėl to, kad ten atlyginimas geresnis. Ir kol mes nesukursim geresnio atlyginimo Lietuvoje, nieko nebus. Bet dabar tą kūrė valstiečiai. Mes galim padėti, galim trukdyti ir aš vėlgi pasirašau ir po Gabrieliaus, ir po Mykolo mintimis, kad mes turim savo siūlyti, jeigu jie nesiūlo, jeigu jie siūlo gerus sprendimus, mes turim būtinai paremti ir nebūti viena opozicija dėl to, kad būtų opozicija ir tik taip mes susigrąžinsim savo Lietuvos dalį. Ne meilikaudama, pataikaudama, bet sukūrė gerbuvį Lietuvoje. Šito kelio nėra. Tik trumpai pritart Gabrieliui, iš tikrųjų mes esame vienintelė partija Lietuvoje ir Gabrielius yra vienintelis lyderis, kuris apsilankė vergystės zonose, kur yra įkalinta arba pažemintai, kai vergai dirba apie 60 000 žmonių Bostone ir kitose vietose, kuriuose aprašė vaizdžiai Ivaškevičius savo spektaklyje. Nei Linkevičius, nei Butkevičius, nei Skvernelis tose vietose nebuvo. Ir mes turim padaryti viską, kad šita mūsų partinė programa taptų visos Lietuvos programa. Nes taip mus vienyje. Ir kartu su Dalia vasario 11 mes kartu su Invest Lietuvos vadu, kartu su Migracijos komisijos pirmininkė Burokienė, valstiečių pirmininkė, važiuosim į Londoną ir kalbėsim, kaip parsigrąžinti lietuvius. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes tai padarysim. Taigi, dar vienas klausimas ir iš karto užduosim ir dar vieną klausimą tuo pat metu. Prašau. Taip, laba diena, Igoris Vasiliauskas. Labai trumpa jūsų pasisakymų teksto analizė. Ponas Mykolai Majauskai, replikuodamas Gabrielių Landsbergį, jūs sakote, kokiais jūs remiate sprendimais. Ponas Gabrielius Landsbergis, replikuodamas ponui Saudargui, sakote, kur jūs buvote. Jūsų kalbose dominuoja daugiskaitos įvardis jūs. Aš pasigėdau daugiskaitos įvardžio mes. Klausimas kiekvienam iš jūsų. Nepriklausomai nuo TSLKD pirmininko rinkimo rezultatų, kaip konkrečiai jūs sugebėsite integruoti tokias pakankamai skirtingas kiekvieno iš kandidatų nuomonės bendrai partijos veiklai? Ačiū. Dar neatsakykit, dar vienas klausimas iš karto, prašau.
Perduokit mikrofoną. Jonas Šimėnas. Iš tikrųjų, klausydamas jūsų diskusijos, matau du pagrindinius klausimus - partijos vidiniai reikalai ir valstybės reikalai. Tai partijos vidinius reikalus paliksiu kitam. Klauskit. O valstybės klausimų aš noriu paklausti štai ką. Artėja labai svarbus momentas - prezidento rinkimai. Ką jūs manote kiekvienas dėl dalyvavimo arba kas atstovaus mūsų partiją prezidento rinkimuose? Taip, nuo antro klausimo, prieš tai buvo sutelkimas ir prezidento rinkimai. Gal sudėkim net abiejus į vieną, manau, ir taip įmanoma atsakyti. Mykolas Majauskas, prašau. Na, gal susitelkimo. Tai jeigu aš laimėsiu, ši bendruomenė pasitikės manimi, kaip partijos pirmininku, aš kviesiu šiuos džentelmenus būti mano komandos nariais ir kartu dirbti. Jeigu taip nutiks, jog laimės kažkuris iš čia trijų stovinčių, aš esu pasiruošęs dirbti to bičiulio komandoje tam, kad mes galėtume padaryti tuos darbus, kuriuos mes žadėjome mūsų rinkėjams. Ta mūsų lyderystė yra be galo svarbi, bet be komandos mes to negalėsime pasiekti. Mes negalėsime pasiekti, mes galime pasiekti tik susitelkę. Dėl prezidento rinkimų aš nežinau, iš tikrųjų yra daug įvairių spekulacijų, aš turiu savo favoritę, gal garsiai jos neįvardinsiu, bet kažkas pasakė. Bet aš manau, kad mes kaip bendruomenė turėtume daryti atvirus debatus ir partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis yra apie tai anksčiau kalbėjęs. Aš žinau, kuo daugiau atvirumo, kuo daugiau diskusijos, tuo tas kandidatas bus stipresnis, bet aš kviečiu iš tikrųjų pamatyti tuos žmonės, kurie nebūtinai yra ir mūsų partijos nariai, bet kurie yra labai arti mūsų, kurie dirbo labai daug mūsų bendruomeniai, padėjo ir kurie iš tikrųjų gali vesti Ingrida Šimonytė. Ingrida Šimonytė, puiku. Bet čia jos reikėtų klausti. Kodėl nesakyti, jeigu galima pasakyti? Gabrielius Landsbergis, prašau, dėl susitelkimo ir dėl prezidento rinkimų, prašau. Iš tikrųjų, yra vienas įtarimas iš tikrųjų, kad šie pirmininko rinkimai iš ties yra tam tikra preliudija į būsimuosius prezidento rinkimus. Ir čia vėlgi visaip gali būti, nes man atrodo, kad tik tai vienas būsimas pirmininkas, vienas kandidatas būsimas pirmininkas gali būti prezidentu. Tai dabar aš visiškai pritariu dėl open primaries. Aš manau, kad mūsų bendruomenė tikrai pribrendo atviriem rinkimams. Ar tai būtų kandidatų į prezidentus, ar tai būsimieji kiti pirmininko rinkimai, ar tai atrankos į merus ir taip toliau. Mes galime pakviesti visą visuomenę. Aš nebejoju, kad šiandien tarp čia esančių yra ne taip jau mažai ne mūsų partijos narių. Žmonių, kuriems tiesiog rūpi Tėvynės sąjunga. Ar yra čia ne Tėvynės sąjungos narių? Tai čia yra puikiausias pavyzdys, kad mes esame atvira bendruomenė. Man atrodo, kad mums yra gerai, kad jūs esate čia, kad mes esame atviri ir durų neuždarome niekam, nepriklausomai nuo partinio bilieto. Ir mes tą padarysime rinkimuose, ir prezidento, ir visuose ateinančiuose rinkimuose. Ir tai, aš manau, tikrai mums padės ir susitelkti. Kas yra jūsų favoritas? Kodėl sakot favoritas? Favoritė. Kas yra jūsų favoritė? Favoritas arba favoritė, reiktų jau taip sakyti. Iš tikrųjų, palaukim, pažiūrėsim. Pone Saudargai, prašau. Dėkui. Iš tiesų, aš tikiu, kad ši partija gali būti vieninga, nes esu partijų nuo 2000 metų ir įdėjau tikrai nemažas pastangas, jungiant partijas, išgyvenau įvairius laikotarpius, visus partijos pirmininko rinkimus, visur būdavo karšta, visur buvo aukšta temperatūra ir nieko baisaus. Surėmėm pečius ir ėjom toliau. Aš tikiu, kad įvyks lygiai taip pat. Mes padiskutuosim atvirai, į veidrodį pasižiūrėti reikia. Savo trūkumus pamatyti reikia, kad jų nekartot klaidų. Reikia jas įvardinti ir pripažinti. Tai man atrodo, tikrai sveikstam, stiprėjam ir po pirmininko rinkimų surėmė pečius, einam į priekį. Taip, jeigu aš būsiu išrinktas partijos pirmininku, tikrai pasiūlysiu mūsų 3 bendražygiam būti komandos nariais, pavaduotojais, jokių tikrai klausimų nėra, sako daug kas, jūs 4 šaunus tokie gerai atrodot, reiškia, tai tikrai sako, eikit tik neišsipliekite tarpusavį. Dėl prezidento rinkimų. Taip, aš neturiu tiek metų, kad galėčiau kandidatuoti prezidento rinkimuose. Taip, galbūt Bet labai norėtų. Tik tai yra vienas bet. Mūsų partija iki šiol niekada neturėjo savo kandidato. Taip mes remdavom, viskas tvarkoja. Mes rėmėm ją, išrinkom,
Antrą kartą išrinkom, viskas tvarkoja. Taip, bet tas, kuris laimėtų, taip, turėjom kandidatą, nelaimėjom ir paskui matyt bijojom iškelt savo. Dabar ateina tas metas, kai mes galim drąsiai iškelti savo kandidatą ir ko gero laimėti. Ir tai yra istorinis iššūkis mūsų partijai. Mūsų partijos kandidatas gali laimėti ateinančius prezidentų rinkimus. Kas jis bus? Manau, kad partijos bendruomenė demokratiškai apsispręs, kas tas mūsų kandidatas bus, ar jis, ir laimėsim rinkimus. Žygimantas Paviljonis, prašau, dvigubas klausimas. Pradžioje apie santarvę. Na, aš augau tokioje šeimoje, kur žmonės gerbė viens kitą, net jeigu jie turi skirtingas nuomonės. Ir dėl to mano visa sėkmė yra sukurta ieškant labai stiprių žmonių, asmenybių, kurie dažnai gali prieštarauti mano nuomoniai, bet būtent tų žmonių galios dėka aš daug dalykų laimėdavau. Ir dėrybas į Europos Sąjungą, ir Amerikos pagarbą, ir ką tik tai nori. Todėl aš manau, mums svarbu išmokto konsensuso kultūros. Pirmininkas negali atstovauti tik savo nuomonės. Jisai visų pirma turi gebėti suderinti visų galingų ir tada judėti į priekį. Ta daro skandinavai, ta daro amerikiečiai. Dabar dėl prezidento rinkimų jūs neseniai irgi išgirdote įvairių reiškia tokių komentarų ar užuominų. Na, aš pasakysiu labai nuoširdžiai ir atvirai. Man daug žmonių sakė, kad tai darydamas tu galutinai su savo šansus 19 metais ir aš padariau šitą sprendimą būtent taip. Nes aš puikiai suprantu, kad šita bendruomenė man yra pati svarbiausia. Būtent šita bendruomenė yra nepriklausomybės ir vakarietiškos krypties garantas Lietuvoje. Kuo didesnė jinai bus, kuo stipresnė jinai bus, tuo laisvesnė ir vakarietiškesnė Lietuva bus. Ir man nusispėt, kas bus 19. Taigi, labai atsiprašau, mačiau dar daugybę rankų, laikas baigėsi, metas paskutiniam pasisakymam, pradedam lygiai tą pačią tvarką, Mykolas Majauskas, nedaugiau 2 minučių. Prašau. Na, iš tikrųjų jau daug dalykų buvo pasakyta, aš gal tik tai pabaigai norėčiau pasakyti, kad aš tikiu, bendruomenė iš tikrai nuėjo ilgą kelią per 20 metų. Mes dalyvavom svarbiausiuose valstybės sprendimuose, Europos Sąjunga, NATO, Euras, dalyvavom tuomet, kai reikėjo prisimti atsakomybę, finansinės krizės suvaldymas, energetika. Taip pat ryžtingai ėmėmės kurti naujas darbo vietas ir tą darome su labai konkrečiais rezultatais, ką ir minėjau, ir Barclays, ir Western Union. Mes kaip bendruomenė padarėme didelius darbus. Mes turime tuo didžiuotis. Mes turime tuo džiaugtis. Mes turime pasitikėti tuo ir pakilti nuo atsarginių suolelio ir sakyti, kad šiek tiek mažiau kalbų, mažiau programų, bet pereiti per ją labai konkrečių darbų, nes aš tikiu, kad mes tą galime padaryti. Gabrielius Landsbergis. Iš ties, darbai svarbu ir programos ir visa kita irgi yra kartais reikalinga. Aš kitą gal šiek tiek aspektą norėčiau pabrėžti. Be to, kad mūsų partija mažai dalyvavusi svarbiose įvykiuose, buvom laimingi tokie, mums pasisekė, gavom žmonių pasitikėjimą. Ir galime šiandien pamatyti šešėlį savo skverno. Mes dažnai patirdavom ir išbandymų. Listinių išbandymų. Karts nuo karto Lietuvoje taip atsitikdavo, kad laimėdavo tai darbo partija, tai naujoji sąjunga, tai dar kokia nors partija, kuri pasakydavo, žiūrėkit, išrinkite mus ir viskas nuo šiol bus daug geriau. Ypatingai skaudžiai tai mums kilo 2000 metais. Mes vadinomės vieno lifto partija. Dėl to, kad visa frakcija tilpdavo į vieną. Ir nebejoju, kad daug žmonių mūsų partija kalbėjo taip panašiai, ką mes šiandien girdime ir ant šios scenos. Mes turime kalbėti paprasčiau. Mes pasakykime tai, ką žmonės nori girdėti. Pažadėkime dalykus, kurių nebūtinai mes galėsime įgyvendinti. Dėl to, kad žmonės to nori. Bet mes atsilaikėme, mes netapom populistais. Mes stovėjome tiesos pusėje. Ir aš vieno linkiu mūsų bendruomeniai, kad ir kaip baigtųsi šie rinkimai, likti tiesos pusėje. Stovėti sargyboje tvirtai, nepriklausomai nebus visada populiariausias sprendimas. Nepriklausomai nuo to, kad galbūt dalis žmonių nepalaikys mūsų, dėl to, kad tikėsis iš mūsų pažado, kurio mes negalime įgyvendinti. Bet likti taip, kaip buvo mūsų protėviai, kurie stovėjo toje pačioje sargyboje nuo tada, kai mūsų įsikūrė. Tai to linkiu mums visiems.
Paulius Saudargas, prašau. Taip, mes atsilaikėm. Ir aš net nebejoju, kad mes atsilaikysim, kad ir kokios audros, kad ir kokie iššūkiai mus gniaužytų. Bet jeigu partija nori įgyvendinti savo protingas programas, ji turi atsidurti valdžioje ir daryti sprendimus, valdyti valstybę. Toks yra partijos tikslas. Todėl turime nebijoti, pažvelgti į save, pažvelgti į savo problemas ir trūkumus aiškiai įvardinti, savo klaidas padarytas anksčiau įvardinti ir nelikti klaidoje, bet eiti į priekį. Šiandien yra ta diena, kai mes apie tai diskutuojame. Rytoj surėmę pečius eisime į priekį. Bet mano supratimu, mes privalome likti teisūs ir tiesūs prieš save ir prieš savo bendruomenę ir prieš savo rinkėjus, kurie 2 dešimtmečius už mus balsuoja, todėl kad aiškiai žino, kas tie konservatoriai, kas tie krikščionys demokratai, kokias vertybės jie atstovauja. Visi žmonės turime neišduoti savo žmonių pasitikėjimo, būti savimi, o mūsų perspektyvos yra plačios. 31 dabar mūsų, 60 Karbauskio, čia gali būti viskas mūsų. Tradicinė, tautiška, krikščioniška, konservatyvi, krikdemiška. Siūlyti sprendimus Lietuvai, kurių reikia čia ir dabar, kaip mažinti socialinę atskirtį ir kai tu patenki į valdžią, tuos sprendimus įgyvendyti. Tai mūsų kelias, kviečiu eiti visus kartu. Karbauskio tikrai ne 60 jau. Žygimantas Pavilionis, Vyra, prašau. vyra. Na, leiskite visų pirma padėkoti ir Edmundui, ir Delfiui už tai, kad suteikėt mums šią nacionalinę tribūną ir investuoja taip į mūsų politinę kultūrą. Leiskit padėkoti visiems dalyvavusiems ir visiems prisidėjusiems prie šių nuostabių rinkimų. Aš esu įsitikinęs, mes esam kita svajonių komanda ir mes laimėsime. Tačiau būkit geri partiečiai, neatiduokit visų valdžių tik šitam partiniam elitui. Visose posovietinėse valstybėse vienintelė bėda. Tai nėra demokratija, tai yra elitinė arba nomenklatūrinė demokratija. Mūsų yra daug, mūsų yra 16 000, balsuoja žymiai mažiau žmonių. Ateikite, balsuokite, būkite žmonėm, kurie lemia likimus, nes va tik tada Lietuva pasikeis, kai mes iš tikrųjų pakilsim ir pasakysime, ką mes galvojame. Ir nereikia priešinti tiesos ir žmogaus. Būtent žmogus ir žmogiškumas yra pagrindinė tiesa. Kągi, ačiū kandidatams, ačiū čia susirinkusiems į Martyno Mažvydo biblioteką. Gaila, auditorija buvo tokia maža, o norinčių paklausyti gerokai daugiau, visi netilpo. Ar su gerbiamais kandidatais galim sutarti, kad su tais dviem, jeigu reikės antras turas, mes vėl sustiksim? Gerai. Puiku. Taigi, nežinia, kai baigsis pirmas ratas, jeigu bus antras, mes vėl diskutuosime, turbūt tiesioginėme Delfi televizijos eteryje. Ačiū žiūrėjusiems, geros dienos, iki malonaus. Dėkui, malonu, dėkui.